Visiems geros dienos. Šiandieną pasidarysim fantastiškas bulves su fantastišku kastiniu česnakiniu. Dedam bulves virti su lupena. Nu ir užteks. Nu, išverdam bulves ir žiūrim toliau. Ir kol mum verda bulves, mes pasidarysim kastinį. Čia sudedam pusę nubarto šaukštelio druskos ir poros skiltelių česnako. Įpilam pieno 100 gramų ir įpilam 200 gramų saulėgrąžų aliejaus. Ir jungiam, plakam, po kol kas jo nekilus. Nu, per minutę laiko turim beveik paruošę mūsų stebuklingą kastinį. Dabar pilam čia 1 šaukštą aliejaus, acto ir išmaišom vėl. Nu va, kastinį turim pasiruošę. Nu va, čia ant greičio pasidarom padažą bulvykiam, prieskoniai. Dėkit kokius norit. Čia yra paprika, pipirai, džiovintas česnakas, petražolė ir druskos. Užpilsim alyvuogių aliejų ir įsimaišom. Tai bus mūsų bulvykiam padažas. Nudavėm mūsų bulvės jau išvirė. Turim bulvės virtas. Dabar mums reikės nusilupti. Na, turim bulvykės nusilupę. Ir dabar dedam jas kepti. Na, tegul kepa. Čia jau galim versti mūsų bulvykės. O ten mes susidėsim mūsų parūkytas dešrikės, pakepsim. Dešrikės parūkytos su sūriu. Tegul mums pakepa irgi. Na, mūsų bulvykės jau iškepė. Dabar čia uždedam mūsų bulvinį padažiuką. Uždedam svogūnlaiškių. Gražiai pamaišom. Ir einam serviruoti. Nu, prašau. Kokius pietus mes turim. Ir čia turim parūkytas dešrelės su sūriu. Užmetam dar biškį svogūniuką ant bulvių. Visiems prie stalo, visiems skanaus. Ir iki sekančio.